Aš vis trešiu, bet derlius netoks, kokio tikiuosi. Kas atsitiko? Augalams nepakanka tik azoto, fosforo ir kalio. Jiems reikia ir mikroelementų. Mikroelementai, kaip vitaminai, normuojami ne po daug, jie koreguoja augalų gyvybinius procesus. Kai jų trūksta, pastebimai keičiasi lapų spalva. Šie požymiai rodo, jog augalo fiziologiniai procesai sutrikdyti. Tai mikroelementų trūkumo pasekmė. Kaip galime išspręsti šią problemą? Labai paprastai, jaunas augalas yra kaip gyvulių jauniklis. Visai nenaudinga jį maitinti išmėtant maistą aplinkui. Privalote užtikrinti, kad maistas patektų ten, kur reikia. Tas pats veikia ir augalams, beprasmiška mikroelementais tręšti bet kaip. Reikia užtikrinti, kad jie būtų įsisavinami. Mikroelementus įsisavinti trukdo daug biologinių kliūčių. Kas tos biologinės kliūtis? Didelis dirvožemio pH. Dirvožemėje ištirpę fosfatai ir kalcis. Dirvožemėje daug organinių medžiagų. Sunkus, molingas dirvožemis. Teigiamo krūvio elementai susidūrę su šiomis kliūtimis nusėda ir tampa augalams nepasiekiami. Šios kliūtys aptinkamos ne tik dirvožemėje, bet ir purškiamame tirpale. Priežastys. Vandens pH. Bikarbonatai arba kietas vanduo. Fosfatai ir kalcis, kurie yra vandenyje arba trąšose. Kai kurie augalų apsaugos produktai. Kad išvengti šių netikėtumų, TradeCorp sintetina savo EDTA ir EDDHA helatinius agentus ir kuria savo chelatų junginius. Kaip ir paukščio snapas, TradeCorp chelatai saugo mikroelementus nuo nepageidautinų sąveikų. Dėl šių savybių chelatai yra tarsi apsauginis skydas. Mikroelementai lengvai asimiliuojami pačių augalų. Bet kodėl mes turime naudoti TradeCorp chelatus? Yra tam keletas priežasčių. Pirmiausia, TradeCorp chelatai yra efektingesni už analogus, nes jie išlieka aktyvūs ir biologiškai prieinami net ir nepalankiomis aplinkos sąlygomis. Antra, mūsų fabrikuose chelatai gaminami 100% chelatinimo lygiu. Tai reiškia, kad kiekvienas elementas kaskart būna apsaugotas. Galiausiai, TradeCorp chelatai yra efektyviai augalų įsisavinami tiek per šaknis, tiek per lapus. Rezultatai – mano augalai yra geriau tręšiami, mikroelementai įsisavinami 100% ir derlius yra gausesnis. Ačiū TradeCorp, EDTA ir EDDHA chelatams.